Sveiki visi, esu Radvilė, vadovauju Lietuvos pardavimo asociacijai ir šiandien turim renginį, kuris yra apie dirbtinę įmatomumą mūsų įmonės dirbtinio intelekto rėmus, ar ne? Ir turim svečią Mariją Senkos, tai Marija turi daugiau negu 15 metų patirtį versle, verslo vystyme ir taip pat yra viena iš įkūrėjų Six Loops. Tai Marija, perduodu žodį tau. Ačiū labai už pristatymą. Tai pasidalinsiu iš karto tada skaidrėmis ir galėsime startuoti. Taip. Ar matote? Taip. Manau, kad matote, nes nematau. Mane matau. Ja, tai iš karto dar noriu pasakyti, kad jeigu turėsit kažkokių klausimų, tai galite, sakau, nematau jūsų, bet galite tikrai per pauzes tiesiog paimti ir užduoti tos klausimus, manau, bus man netgi taip ir įdomiau, negu kalbėti čia ilgai monologų, gal net kažkokia diskusija įsivystys, tai manau, bus tikrai įdomiau, tai tikrai drąsiai klauskite. O taip, šiandien noriu paliesti šitą temą, tai yra prekinių ženklų įmonių minėjimas dirbtinėme intelekte. Nes kai galvom, tai kokią dabar sekančią marketingo temą paliesti, pagalvoju tikrai apie šitą, nes aišku, čia yra hot topikas, visi apie tai šneka. Šiandien turėjau 3 susitikimus su potencialiais klientais ir visi klausia iš tikrųjų tų klausimų, kurios ir paliesiu čia susitikimo metu. Tai čia buvo tokia šiandien iš tikrųjų labai gera repeticija prieš šiandieną, nes tikrai visi klausimai buvo apie tai ir visi labai aktualūs, tai kokį turinį rašyti, tai kokios informacijos tipo ieško žmonės dirbtinėme intelekte ir taip toliau ir panašiai. Tai supratau, kad tikrai tas klausimas vis dar yra aktualus ir nors kalbame ir apie tai tikrai nemažai, informacijos daug nemažai, bet vis tiek žmonės yra daug prisiklausę nuomonių kažkokių, tai jis kažką girdėjo, kažkokių mitų prisiklausę ir panašiai, tai kažkaip surinkau vieną tiesiog. Pati labai daug irgi skaitau, praktiškai tai taikome, tiesiog tai surinkau tai, kas manau yra aktualu, kas veikia ir praktiškai ir ką labai tikiuosi, kad galėsite panaudoti ir jūs savo įmonių, kad jūsų įmonės paslaugos, prekės ir toliau būtų paminėtos dirbtinėme intelekte. Tai apie ką kalbėsime, tai kaip atrodo šiandien paieškos, vienas labai aktualus mitas, tai yra apie SEO ir kad SEO miršta. Labai yra įdomus irgi pažvelgsime apie nuoseklumą, tai yra atsakymai yra nuoseklus. Ko reikia, tai čia yra svarbiausias, aišku, klausimas, tai kągi reikia padaryti, kad jūs pastebėtų ir minėtų tas dirbtinis intelektas, kaip galite praudituoti jau dabar savo turinį ir iš principo tokie 5 žingsniai, kągi galima paimti ir pradėti daryti dabar. Noriu tik tai pasakyti, kad šiandien aš kalbu tai bendrai apie dirbtinį intelektą ir minėjimą. Reikia atskirti, kad galima kalbėti, kodėl aš sakau bendrai, nes vienas dalykas mes galime kalbėti apie Google Overview, tai tikriausiai visi jau teko matyti, jeigu klausėt kažko Google, tai Google duoda dabar tokią tiesiog dirbtinio intelekto sugeneruotą santrauką, tai čia irgi yra iš principo dirbtinio intelekto minėjimas, bet plus mes turime visus LLM'us, tai yra Large Language Models, tai yra ChatGPT, Gemini, Claude'as, Perplexity ir taip toliau ir panašiai. Tai visą tai, aš kalbu iš principo ne tik tai apie ChatGPT, bet tai aš kalbu apskritai apie LLM'us ir dar plus tas Google AI Overview. Tai bendrai, tai tiesiog yra dirbtinis intelektas. Tai čia keletas skaičių, aišku, tikriausiai visi supranta, kad dirbtinis intelektas tikrai dabar būmina, tai čia tiesiog keletas skaičių tai patvirtinančių. Tai iš principo dabar yra savaitinių aktyvių vien ChatGPT vartotojų 900 milijonų. Pernai palyginimui šitas skaičius buvo 400, tai augimas yra daugiau negu 2 per metus. OpenAI vadovas pats neseniai interviu sakė, kad jie dabar pasiekė 2,5 milijardų užklausų per parą. Tai yra iš tikrųjų daugiau negu viena užklausa tenkanti europiečiui ir tikriausiai, kas naudojatės ChatGPT, tai tikrai ne vieną ir ne 2 greičiausiai užklausas per dieną padarote, tai dėl to tokie skaičiai ir yra.
Ir bendrai jeigu srautas auga greičiau nuo 3 iki 4, 5 kartų negu šiaip tradicinė paieška, tai yra, tarkim, tas pats Google. Aišku, reikia turėti omeny, kad tas augimas yra nuo labai labai nedidelių skaičių, tai 5 kartai atrodo visai spūdingai, bet jisai tiesiog startavo nuo tų tokių nedidelių skaičių. Ir vis tiek, aišku, dabar lyginant su Google, na, tas naudojimas nėra labai platus, bet jeigu augimas išliks toksai, tai 3-5 kartai, tai tikrai, na, tai bus ganėtinai svari paieškos alternatyva, tradicinės paieškos alternatyva. Ir toks irgi vienas iš spūdingesnių skaičių, tai Adobe'as buvo padaręs tyrimą ir pasižiūrėjo srautą į mažmeninės prekybos svetaines pernai metų kalėdiniu laikotarpiu, tai augimas buvo iš dirbtinio intelekto beveik 700%. Kodėl tai buvo, irgi tai yra labai logiškas argumentas, paskui aš papasakosiu apie ką, bet, na, iš principo, tikrai dirbtinis intelektas gali sugeneruoti gerą, kokybišką ir konvertuojantį srautą. Ir jeigu mes palyginsime Google ir su ChatGPT, kodėl Google lyginu su ChatGPT, nes Google iš principo pas mus Lietuvoje yra dominuojanti paieškos sistema, šiaip yra ir daugiau, žinote, ten yra Bingas Amerikoje, Safaris ir panašiai, bet Lietuvoje absoliučiai didžioji dauguma žmonių naudoja, tarp 95% ir daugiau, naudoja Google. ChatGPT pas mus ir apskritai ne pas mus pasaulyje yra dominuojantis LLM'as. Dėl to yra visai logiška juos abudu palyginti ir pasižiūrėti, tai kaipgi dabar atrodo šitie du lyderiai. Tai, kaip ir sakiau, ChatGPT aktyvių naudotojų per savaitę yra 900 milijonų, Google yra ženkliai mačiau, bet jeigu mes paimtumėme skaitmeninių užklausų dalį, tai Google yra vis dar labai ryškus lyderis. Tai beveik 78% visų užklausų visgi dar vykdoma yra per Google Search'ą, ChatGPT yra 17,6%. Tai sakau, vartotojų labai daug, bet Google vis dar užima tą didžiausią dalį. Čia dar yra įtraukti ir kiti, tai yra kitos paieškos sistemos, kaip pavyzdžiui Bingas arba kiti LLM'ai kaip Perplexity, bet jų dalis tikrai nėra labai didelė. Aišku, ChatGPT dar kas yra, kad užklausų skaičių tiesiog žmonės tam praleidžia sąlyginai daug laiko. Kodėl? Dėl to, kad aišku, jie labai daug ieško tokios informacinio tipo informacijos, kurią iš principo perskaityti, jos susipažinti visai užtrunka nemažai laiko. Tai viskas atrodo taip. Ir dar kas yra įdomu. Veikia prisijungimas, viskas tvarkoja. Įdomu, ar jums veiks? Čia ne man tikriausiai buvo. Ir kas dar įdomu, tai iš principo, ko žmonės ieško. Tai ChatGPT žmonės daugiau ieško informacinio turinio, tai yra, ir patys tikriausiai daug pastebėjote, kad tikrai ieško to daugiau informacijos, kaip kažkas veikia, kaip kažką padaryti, palyginimo ir taip toliau. Bet jeigu mes norime pirkti ir mus domina kažkokį surinkti produktą, konkretų paslaugą ir panašiai, vis tiek mes labai dažnai, ir irgi tyrimas rodo, kad 90% visų vartotojų, kurie nori iš principo kažką įsigyti, jie dar vis atlieka paiešką per Google. Tai tikrai nėra, kad visi nukravo į ChatGPT. Ir čia tada yra toks keletas mitų ir dabar jau kažkaip yra tas mitas pritilęs, bet vis tiek aš noriu jį paminėti, nes tikrai teko, pusmetis metai atgal, tai tikrai girdėti viskas, miršta, Google miršta, va dabar yra dirbtinis intelektas. Ir tikrai teko girdėti, kad organinis rautas Google krito, ten įvairūs buvo skaičiai, ten nuo 25% buvo ir 60% girdėjau, kad dabar 60 daugiau procentų žmonių naudoja dirbtinį intelektą, nebe Google, tai žodžiu, kad Google netrukus bus niekam nebereikalingas. Ir ką mes matome, mes žiūrėjome ir praeitoj skaidrai, ir dabar iš principo realybė yra kitokia. Google niekur nemiršta, dirbtinis intelektas tikrai nėra dominuojantis iš tų skaičių, ką mes matėme. Tiesiog pati iš principo paieška jinai evoliucionuoja. Ir čia dar keletas faktų. Tai buvo atliktas SimilarWeb'o didžiulis tyrimas, jie išanalizavo Jungtinėse valstijose esančių daugiau negu 40 000 didžiausių svetainių
Ir ką jie pamatė, kad organinis srautas iš principo per 25-26 metais krito tik tai 2,5%. Na tai čia net ne kartai, mes net negalim kalbėti apie ten 25% ir panašiai. Kritimas buvo, bet jis buvo tikrai labai menkas. Pats Google 25 metais irgi paskelbė oficialius duomenis ir jis sakė, kad netgi srautas iš principo paaugo, nu aišku, tas augimas yra 0,8%, tai galim sakyti, kad jis išliko stabilus, tai aišku, nėra augimo, bet nėra ir kažkokio drastiško kritimo. O jeigu mes paimtumėme visas paieškos sistemas, tai yra vėlgi tas pats Google, Bingas ir taip toliau, tai viso paieškų per sistemas augo 0,4%. Na, tai iš principo toksai stabilumas su minimaliu augimu. Tai kokia yra išvada, kad SEO miršta yra absoliutus mitas, nemiršta, tiesiog paieška plečiasi. Ir dabar tikrai labai daug yra žmonių, kurie jeigu kažko ieško, jie naudojasi keletų kanalų. Jie ieško per ChatGPT, jie galbūt pasiieško kažko per Google. Jeigu mes dar paimtumėme ir jaunąją kartą, tai labai dažnai jie ieškosi dar plus informacijos per Instagramą ar dabar jaunimas per TikTok. Tai iš principo, jeigu tu esi marketingistas ar dirbi su tuo, tai tavo darbas tampa daugiau kompleksinis. Tu turi dirbti ne tik tai su Google, kas būdavo, nežinau, 10 metų atgal, bet tu turi dirbti dar ir būti matomas, bandyti būti matomas LLM-ose, o jeigu dar žiūrėk, dirbi ir tavo produktas gali būti aktualus ir jaunesniai kartai, tai žiūrėk dar ir Instagramas, TikTokas ir galbūt netgi kiti kanalai. Tai dar kartą SEO nemiršta, jisai plečiasi ir tai, kas buvo aktualu SEO, išlieka ir aktualu iš principo ir dabar aktualu LLM-ose. Tai tu turi būti techniškai, tavo svetainė turi būti tvarkinga, ji turi būti tikrai greitai užkraunama. Raktažodžių strategija irgi niekur nedingo ir iš principo svarbu suprasti, ko žmonės ieško pagal kokius raktažodžius ir panašiai, nes tą patį jie naudoja iš principo tos pačius raktažodžius ir LLM. Kokybiškas turinys, tai paliesiu vėliau. Vis dar svarbu nuorodos, tai yra, kad tave minėtų kiti, kad tu būtų autoritetingas. Žinoma, turi būti būtinai tavo svetainė pritaikyta mobiliai versijai, draugiška UX ir panašiai. Bet atsiranda papildomi dalykai, kai buvo sufokusuotas tik tai Google, gal tai nebuvo taip svarbu, arba atsiranda visiškai nauji dalykai. Tai tu tiesiog turi susitvarkyti tada techniškai, kad, techninę dalį, kad DIAJaus robotai galėtų prieiti prie tavo svetainės. Labai yra svarbu kurti tekstus, kurie tikrai turėtų gilų konteksto prasme, kad nebūtų vien tik tai tekstas, kur daug raktažodžių, bet jis turėtų būti aktualus ir prasmingas. Vėlgi paliesiu tai. Formato atitikimas turi būti, citatos, statistika naudojama ir tas vadinamas įtas, tai yra irgi paliesiu ekspertiškas turinys. Tai tiesiog, to turinio kokybė dabar kaip niekada tampa labai svarbi. Kas, seniau, ten prieš 10 metų, kai dirbdavai tik tai su SEO, nebūdavo taip iš principo svarbu. Kitas dalykas, kas yra labai įdomu ir ką reikėtų atkreipti dėmesį ir kur dar aš labai dažnai tiesiog susiduriu, kad žmonės nežino ar nepagalvoja apie tai yra dirbtinio intelekto atsakymų nenuoseklumas. Ir ką tai reiškia, tai vienos dalykų, būna kartais aš girdžiu iš klientų, aš paklausiau ten, kokia yra geriausia įmonė, pavyzdžiui, statybų įmonė, paminėjo mane, viskas ramu, nieko man su tuo daryti nereikia. Bet tai absoliučiai yra klaidingas požiūris. Kodėl? Dėl to, kad dirbtinio intelekto atsakymai yra labai nenuoseklūs. Tai yra vienas dalykas, tu gali uždėti šitą užklausą duoti tau vienokius atsakymus, aš galiu tokią pat užklausą duoti ir tie atsakymai bus absoliučiai kitokie. Kitas dalykas, pavyzdžiui, jeigu tu naudoji LLM-us, dažniausiai yra ta įjungta atmintis. Jas prisimena tave, prisimena, ko tu užsiemi, kas tau patinka ir panašiai. Ir tau tiesiog gali būti dėl to duoti vienokius atsakymus, bet kitam žmogui gali duoti visiškai kitokius atsakymus. O jeigu tu net, pavyzdžiui, turi tą memory off pasidaręs, tai net ir tau pačiam gali tuos atsakymus duoti iš principo skirtingus. Vieną kartą vienus tau duos, kitą kartą duos tau visiškai kitokius atsakymus. Ir tai pagrįsti buvo padarytas irgi labai didelis tyrimas, buvo 600 savatorių
pakartojo užklausas beveik 3000 kartų per skirtingus LLM-us, ChatGPT, Claude'as, Google AI Mode'as ir gavo labai įdomius rezultatus. Ir čia irgi dar vien tas kompleksiškumas LLM, kad žmonės iš principo dirbtinėme intelekte klausia labai apie tą patį, bet jie klausia labai įvairiai ir labai skirtingai. Tai pavyzdžiui, tame tyrime jie klausė, jie bandė išsirinkti ir kad dirbtinis intelektas jiems padėtų parinkti ausines. Ir kaip žmonės formulavo tą klausimus, buvo labai skirtingi. Ten reikės klausimų, man rodo, skrydžiai. Tai vieni klausė, kokios yra geriausios ausinės, kokios yra geriausios balaidės ausinės, kiti klausė, padėk man išsirinkti ausinės mamai dovanų, ten kiti dar kitaip ir dar kitaip. Ką tai reiškia, ir šitas tyrimas parodė, kad beveik didžioji 92%, tai didžioji dauguma užklausų buvo absoliučiai skirtingos, nors buvo apie tą patį, bet žmonės visi klausia labai labai skirtingai. Ir čia yra toks kompleksiškumas, nes jeigu SEO mes labai labai aiškiai matome ir galime ištraukti duomenis, ko žmonės ieško, pagal kokius raktažodžius, kiek yra paieškų, ir pagal tai mes galim suprasti, kokį turinį mums ruošti. Tai šiuo atveju jokie LLM, jokie ChatGPT tokios statistikos neduoda. Mes absoliučiai nežinome, ko žmonės klausia, kaip klausia ir panašiai. Mes šiaip tai spėjame, savo klientą, kaip darom analizės, mes irgi žiūrim, ko organiškai žmonės ieško, nes labai dažnai panašiai ieškos ir dirbtiniame intelekte, bet mes neturime tiesiog pagrindžiamų duomenų. Ir kitas dalykas, tai dėl tų visų atsakymų nenuoseklumų, ką tyrimas parodė, kad tikimybė gauti tą patį brandų sąrašą, pavyzdžiui, nežinau, aš klausiu, kokie yra geriausi viešbučiai Vilniuje, ir gauti tą patį sąrašą, pavyzdžiui, kuriame bus paminėtas, ten, nežinau, Radisonas, Narutis, ten Neringa ir panašiai, ir kad aš 2., 3. ir 4. kartą gausiu tą patį, tai yra iš principo mažiau negu 1% iš 100. Tai tikimybė yra maža, tai ant kiek gali skirtis tie atsakymai. Bet kas yra pastebėta, kad rinkos lyderiai, tai yra tie, kurie turi tikrai labai labai didelį matomumą, kurie yra pirmose vietose organiškai, jie dažniausiai į didžiąją dalį atsakymų pateks. Kiti vieną atsakymą pateks, į kitą atsakymą nepateks ir panašiai. O gauti tą patį sąrašą, tai yra, kad tie patys brandai būtų sureitinguoti taip pat pirmoje vietoje, pavyzdžiui, viešbučias, visą laiką Radisonas, antroje bus Narutis, ten ir taip toliau. Tai yra iš viso tikimybė 1 prie 1000. Tai tą tikrai reikia turėti omenyje ir, sakau, jeigu vieną įsivedate, vieną promptą ir gaunate atsakymą ir jūs esate pirmoje vietoje, tai, sakau, nesidžiaugit, nes ne faktas, kad visi gaus tokį atsakymą ir ne faktas, kad visą laiką jūs būsite minimi pirmoje vietoje. Tai ką tai reiškia jūsų įmoniai, kad tikrai negalite pasitikėti vienkartiniais patikrinimais. Mes, pavyzdžiui, savo klientams, kai darome analizės, tai mes vieną promptą sukame bent jau 10 kartų, kad patikrinti tiesiog, kiek kartų yra pasikartojimas. Dirbtinis intelektas reikalauja nuolatinio darbo, tai čia yra tas pats kaip ir su kokia organinė paieška, su SEO, tai tu nuolatos nori su to dirbti, nes tai jeigu esi minimas vieną kartą, nereiškia, kad būsi minimas visą laiką, bet aišku, jeigu tu esi lyderis ir tu esi didžiąją dalį laiko minimas ir šiaip tavo matomumas yra didelis, tai tikėtina, kad viskas yra neblogai. Bet gera žinia yra dėl sentimentų. Nežinau, ar teko girdėti, kas yra sentimentas. Tai yra, šiaip naudojama kalbant apie dirbtinį intelektą, tai yra kaip apibūdina jūs dirbtinis intelektas. Jeigu, pavyzdžiui, sako, nežinau, jūs esate apželdinimo įmonė ir dirbtinis intelektas pamini, kad jūsų kainos ir kokybės santykis yra labai geras, tai didžiąją dalį laiko, tai 88% jūs ir minės, kad tai yra įmonė, kur apželdinimo paslaugos yra tikrai gera kainos ir kokybės santykis. Tai šitas yra gerai, jeigu jūs tai pradėjo minėti, tikėtina, kad jūs taip toliau ir minės. Jeigu klausimų neturit, galim judėti toliau. Tai ar svarbu iš tikrųjų tas dirbtinis intelektas ir ar svarbu būti minimiems? Tai čia irgi yra labai begalė daug tyrimų ir visko, bet sakyčiau taip, galvojau, tai kuriuos čia tyrimus jums parodyti. Tai vienas iš yra dėl matomumo.
Ir dabar irgi buvo atliktas tyrimas, kuris parodė, kad absoliučiai beveik didžioji dalis įmonių, tai beveik 99% įmonių yra visiškai nematomas dirbtinio intelekto rekomendacijų. Tai kas yra minima, tai yra iš tikrųjų minima labai labai nedidelė dalis įmonių. Bet ką tai reiškia, taip tas dirbtinis intelektas, jisai dabar nėra labai tiek daug plačiai naudojamas, kaip mes sakom, pavyzdžiui, ypač jeigu tai yra apie shoppingą ir panašiai, bet tai yra labai greitai augantis. Ir labai tikėtina, kad tie vadinamieji early adopters, kurie jau dabar pradėjo kažką daryti su tuo, kad jie ir turės, kai tai bus tikrai big thing ir kai tai masiškai žmonės naudos, priimant kažkokius savo pirkimo sprendimus, verslo sprendimus ir panašiai, jie laimės, nes jau jie bus sukūrę tą solidžią bazę. Kitas dalykas, kitas tyrimas parodė dėl konversijų, tai kad iš tikrųjų žmonės, kurie pirmą atlieka paieškas per dirbtinį intelektą, iš tikrųjų yra labiau linkę konvertuoti. Tai, pavyzdžiui, per ChatGPT beveik 16% žmonių, kurie atlieka paieškas ir jie paskui nueina į tą svetainę, pavyzdžiui, jie yra tiesiog 16% iš jų konvertuoja. Versus per Google, jeigu tai yra non-brand, tai paieška, tai yra kaip per paieška, kai nėra ieškoma pagal konkretų brandą, konvertuoja tik tai nepilni 2%. Kodėl taip yra? Tai čia irgi grįžtant prie tos pirmos skaidrės apie kalėdinius pardavimus ir pasiremiant kitų tyrimų, žmonės iš tikrųjų ganėtinai pasitikė dirbtinio intelekto atsakymu. Dirbtinis intelektas jam yra dabar toks kaip nepriklausomas patarėjas. Ir jie mano, kad tenai nėra, kad įmonės jam nemoka, neperka adsų ir panašiai. Tai, ką dirbtinis intelektas iš principo rekomenduoja, tai yra ganėtinai patikimas, nesavanaudiškas patarimas. Dėl to jie atlikę paiešką, jie gauna kažkokias rekomendacijas dirbtiniam intelekte ir jeigu jau jie eina tada gavę tas rekomendacijas į svetaines, jie jau yra iš principo pasiruošę nusipirkti, nes jie gavo gerą ir kokybišką ir patikimą jų nuomonę rekomendaciją iš dirbtinio intelekto. Tai tas, manau, yra labai svarbu. Ir kas dar yra svarbu, tai irgi statista atliko vieną tyrimą, kuris parodė, kad 35% vartotojų atranda naujus brandus, tai yra naujus prekinius ženklus per dirbtinio intelekto įrankius. Ir aš pagalvos, pavyzdžiui, pati apie save, aš irgi kartais labai, man kažko reikia naujo, aš tikrai tingiu ieškoti ir net tingiu googlintis. Ir aš tiesiog įmetu, nežinau, pavyzdžiui, kokį nors didelį website, kur su daug brandų, sakau, man reikia ir tokio, ir tiesiog parink man. Ir iš tikrųjų taip esu pati irgi asmeniškai atrandus ne vieną prekinį ženklą, kurio visai džiaugiuosi. Tai gali būti tiesiog ir prekinio ženklo atradimo įrankis. Tai kogi reikia, manau, dabar čia pagrindinė šitos tema, šito pristatymo. Tai iš principo galima sakyti taip, kad tie, kurie laimi SEO, tie, kurie laimi organinę paiešką, labai nemaža dalimi jie laimi ir citavimą dirbtinėme intelekte. Kas liečia Google ir Google AI Overview, tai čia tikrai yra faktas. Ir besiruošiant netgi prezentacijai, pamačiau, kad Google pats išleido oficialiai vadovą šį mėnesį, kurie parašė oficialiai, kad, bet čia vėlgi noriu pasakyti, kad čia yra tik tai apie Google AI Overview, kurie oficialiai pasakė, kad nėra absoliučiai jokio specialaus algoritmo, kaip patekti Google Overview, nieko, tiesiog jeigu tu esi pirmose vietose organiškai, tai tu ir pateksi į Google Overview citavimą. Viskas. Ir ko reikia iš principo, kad būtum tu tiesiog tenai, tai tu turi kurti gerą ir ekspertišką turinį, tai yra vadinama ta įta. Tai yra, tu turi kurti turinį, kuris parodys, atlieps tavo patirtį. Tai jeigu, pavyzdžiui, jeigu apie produktą, tai tu kalbi, kad tu esi išbandęs, jeigu tai yra kažkokia vieta, tai esi buvęs toj vietoj. Parodyt, kad tu tikrai esi ekspertas, kad tu žinai, apie ką kalbi ir tu esi tos srities ekspertas. Parodyti autoritetingumą, tai yra tiek savo kaip eksperto, tiek tavo svetainės, kad tai nėra kažkokia, tarkim, spaminė svetainė. Ir, toks pats patikimumas, kad grindžiama faktais, tekstai, turinys ir panašiai. Turi turėti techninę prieigą duoti prie savo svetainės tiem robotams ir kurti tiesiog naudingą turinį, kuris būtų ne algoritmams kažkokiam, ne tiesiog labai daug raktažodžių, bet tiesiog naudingas turinys žmonėm. Tai čia mes kalbame apie Google AI Overview. Tada, o kaip yra su kitais LLM'ais?
Tai niekas iš tikrųjų iš tų LLM neduoda, nėra jokio kaip čia oficialaus dokumento, ką reikia padaryti, kad tave paminėtų tas pačias GPT ar panašiai. Bet yra labai nemažai tyrimų, kurie kalba, kurie parodo ir kurie eksperimentuoja ir žiūri, tai kogi reikia, kad paminėtų. Tai, pavyzdžiui, kas yra atrasta, kalbant apie Perplexity, kad 92% yra sutapimas su Google organiniais rezultatais. Ką reiškia, faktiškai, jeigu tu esi pirmose vietose organiškai Google, tikėtina, kad tada tave paminės ir Perplexity. Kalbant apie ChatGPT, jisai naudoja, jeigu jam reikia atlikti paiešką kažkokią, jisai naudoja ne Google, jisai naudoja Bingą. Bingas čia yra Amerikai ganėtinai populiari naršyklė. Bingo algoritmas šiek tiek skiriasi nuo Google, bet šiaip jeigu yra dirbama irgi su to pačiu SEO, tai dažniausiai rezultatai kyla ne tik tai Google, bet kyla ir tam pačiam Bing'e. Tai vėlgi tas pats, jeigu organiškai tu esi stiprus, tavo pozicijos stiprios, tai tikėtina, kad ir ChatGPT tave paminės. Ir mes irgi, kiek esam darę eksperimentų savo klientams, tai irgi matome, jeigu yra minima ir jeigu Google yra pagal kažkokius raktažodžius pirmose vietose ir panašias užklausas formuluoja ChatGPT, tai irgi klientus dažniausiai tada pastebi. Tai yra taip, tai vėlgi trumpai tariant, dažniausiai, jeigu esi organiškai stiprus, tai tave vieni ar kiti LLM-ai ar Google Overview turėtų paminėti. Ir kitas, tai čia, sakyčiau, yra svarbiausias dalykas, tai į ką reikia labiausiai atkreipti dėmesį, su kuo reikia daugiausiai dirbti, kad tave dirbtinis intelektas minėtų. Ir čia yra vienas tyrimas, labai naudingas, kur buvo surinkta 54 skirtingų eksperimentų duomenis, nes, kaip ir minėjau, yra dabar atlikama tikrai labai daug tyrimų, nes nėra to tokio oficialaus dokumento, tai ką reikia daryti, jeigu aš noriu būti matomas ir cituojamas čia GPT, Perplexity ir taip toliau. Dėl to žmonės daro labai daug skirtingų eksperimentų ir jie bando patys atspėti ir numanyti. Tai buvo visi tie duomenys surinkti, susisteminti, pasižiūrėta, tai per visus, per kurie faktoriai daugiausiai kartojasi, kurie turi daugiausiai įtakos ir taip padarytas, iš principo, vienas dokumentas. Tai aš čia įskyriau 6 pagrindinius faktorius, kurie turi didžiausią svarbą. Čia šitie balai, tai čia yra 10-balė sistema, kuo arčiau 10-ko, tuo yra didesnė svarba. Tai aš nedėjau visų, nes tas sąrašas tikrai ilgas, bet aš manau, kad 6 šitie yra tikrai pakankamas skaičius, nuo ko būtų galima pradėti. Tai pirmas ir pats svarbiausias, super paprastas svetainės prieinamumas. Tai tiesiog dirbtinio intelekto robotai turi galėti pasiekti jūsų svetainę ir turi. Labai atrodo paprasta, bet visai neseniai mes turėjome tokį atvejį, kai klientas įsiaiškino, kad pasirodo, jie blokuoja prieigą prie DIAus robotų, nors jie to net ir nenorėjo. Tai kaip žinoti, labai paprasta, tiesiog programuotojų galite paklausti, jie gali šitą pasižiūrėti, čia yra, ir jeigu yra blokuojama, tai iš principo ganėtinai paprasta šitą dalyką ir ganėtinai greitas darbas šitą dalyką susitvarkyti. Ir, jisai turi vieną iš didžiausių įtako. Tada yra tai, ką aš kalbėjau, paieškos reitingavimas, tai iš principo, ką ir jau sakiau, jeigu tu esi organiškai stiprus ir jeigu pagal kažkokią užklausą tu organiškai esi randamas pirmosiose vietose, tai matome labai didelį tikimybę, kad tu būsi paminėtas ir LLM-ose. Fanout reitingas. Čia toks irgi, ką tai reiškia, bandysiu paaiškinti. Ir šiandien kaip tik irgi vienas iš klientų klausė. Tai čia yra kalbama apie turinį. Jeigu, pavyzdžiui, tarkim, LLM, aš klausiu, čia, pavyzdžiui, parašiau pavyzdį apie CRM. Kokia yra geriausia CRM sistema, pavyzdžiui, aš paklausiu dirbtinio intelekto. Tai jisai ne tik tai ieškos turinio ir, pavyzdžiui, straipsnio, kuris rašo, tai koks yra geriausias CRM-as, nors jisai ims taip ir tokį turinį, bet jisai atliks daugybę kitų susijusių paieškų. Jisai, pavyzdžiui, paims įvertins įvairius sprendimus.
tavo svetainę, galbūt konkurentų svetainės, įvairius funkcijas skirtingų CRM, pritaikomumus, pasižiūrės atsiliepimus, pasižiūrės keistažius ir panašiai, tai jis susirinks labai daug informacijos ir tada tą vėl informaciją susiaurins, susistemins ir tau atiduos informaciją iš principo atsakančią tau į užklausą, tai koks yra geriausias CRM. Tai ką noriu pasakyti, kad bet ir buvo klausimas kliento, tai kokį man turite, ar vieną ilgą tiesiog tekstą kurti, kas atsako klausimą, kas yra geriausias CRM-as, ar daug susijusio turinio. Tai atsakymas tiesiog daug susijusio turinio. Preview valdymas. Čia irgi yra tiesiog nustatymas, tai yra techninis nustatymas, non-snippet ir panašiai, kuris kontroliuoja, ar dirbtinis intelektas gali rodyti jūsų turinio ištraukas. Irgi kartais tiesiog būna, kad netyčia yra šitas nustatymas padarytas, kad negali dirbtinis intelektas rodyti jūsų turinio ištraukų. Tai irgi automatiškai nebūsite tokiu atveju cituojami. Kaip tai susitvarkyti, tai tiesiog paklausti, tai reikia tiesiog dažniausiai paklausti savo, nebūtinai programuotojų, bet dažnai atveju programuotojų arba tai, kas yra jūsų svetainės prižiūrėtojai, ar yra toksai techninis nustatymas uždėtas ar ne. Nes, kaip ir sakau, irgi 4 vietoje ganėtinai svarbus minėjimui ir citavimui. 5 vietoje yra klausimo ir atsakymo atitikimas. Ką tai reiškia? Tai nors aš sakiau, kad dirbtinis intelektas vertina tenai daug informacijos, bet iš principo, jeigu aš užduodu kažkokį konkretų klausimą, tai tavo tiek antraštės, tiek turinys pats turi konkrečiai į tą klausimą ir atsakyti. Ir čia, ką turiu menį, jeigu vėlgi aš klausiu, tai nežinau, CRM-as vėlgi tas pats, tai kiek kainuoja CRM-as per mėnesį, tai ir turi, iš principo, aš turiu turėti kažkokią turinio, kuris konkrečiai į tai ir atsako. Ir tas visas turinys, visas straipsnis iš principo arba didžioji dalis turi aiškiai apie tai kalbėti. Ir tai neturi, tai šiek tiek ir skiriasi nuo SEO, nes SEO mes galbūt nebūtinai tekstą rašysim apie tai, bet mes tiesiog turėtumėm daug įdėti raktažodžių, kurie apie tai kalba, pavyzdžiui, CRM kaina, ten CRM mėnesio kaina ir panašiai. Tai to nepakas, iš principo visas turinys turi konkrečiai apie tai kalbėti. Ir 6 punktas tai yra formato atitikimas. Tai vėlgi grįžtam prie to, kad žmonės labai dažnai dirbtiniame intelekte klausia klausimo formomis. Jie, pavyzdžiui, gali klausti geriausias autoservisas Kaune. Gali klausti, kaip kažką padaryti, nežinau, ten kaip įkalti vinį į sieną, tarkime. Gali klausti kažkokiu apibrėžimu, aišku, vėlgi, tas pats CRM, mano šiandien labai mėgiamas, tai kas yra tas CRM-as? Tai iš principo, jeigu aš klausiu geriausias autoservisas, tai aš ir turėčiau turėti turinį, kuris būtent atliepia tai, kokie yra geriausi autoservisai, pavyzdžiui, Kaune, kažkoks ten sąrašas, arba aš turiu patekti į tokį tekstą, kuris ir mini geriausius autoservisus, o ne tiesiog kas yra autoservisas. Tai labai yra svarbu turėti tą turinį taip, kaip žmonės klausia, kad jisai atitiktų. Tai iš principo tokie 6 yra punktai. Ir kokiegi puslapiai turi daugiausiai potencialo būti paminėtams, tai yra palyginimo puslapiai. Ir labai yra mėgstama ypač, pavyzdžiui, lyginti jūsų prekinį ženklą, jūsų produktą su konkurentais. Žinau, kad tikrai ne visi nori ir visi mėgsta turėti tokį turinį, nes ir klientam esam kai kuriems siūlę ir jie kažkaip labai taip skeptiškai žiūri tai. Bet iš principo taip, toks turinys yra tikrai labai mėgstamas palyginimas. Kategorijų puslapiai, tai sakau, pavyzdžiui, vėlgi nežinau, kas yra kažkas, tai pavyzdžiui, tas pats, kas yra LLM-as, kas yra dirbtinis intelektas, apžvalgos kažkokias, tai tas irgi yra labai mėgstama, nes žmonės dažnai mėgsta, kaip ir sakau, mėgsta tą informacinį turinį ir mėgsta susirasti tokį informacinį turinį per dirbtinį intelektą, tai dėl to tai veikia. Kaip kažką atlikti, žmonės labai dažnai klausia, konkrečiai, nežinau, kaip man ten pasidaryti automatinį laišką, kaip kažką, tai tas irgi labai veikia.
Sąrašai, tai čia yra tikrai topas, žmonėm labai labai patinka užduoti ir jiem tiesiog, kad toks labai paprastai man pateiktų geriausius, pigiausius, kokybiškiausius, kažką. Tai sąrašai visą laiką super gerai veikia. Tie patys produktų puslapiai, kad būtų puslapis kalbėtų apie kažkokį konkretų produktą, dar geriau, kad būtų daug informacijos, tai yra ir kaina, nežinau, kas dar gali būti kažkokios specifikacijos, kas eina ir panašiai, nes žmonės dažnai nori gauti visą ir konkrečią informaciją apie tą produktą ir paslaugą ir tam, kas dažniausiai ir domina kainos, specifikacijos ir panašiai, tai puslapiai, kurie aiškiai atsakytų į tai. Ir šiaip dar naujienos ir tokie straipsniai, tendencijos, tokie galbūt net ir PR-iniai straipsniai, sakykime taip, jie irgi ganėtinai gerai veikia. Tai jeigu galvoti apie turinį, tai tikrai rekomendacija yra pradėti būtent nuo tokio turinio arba patekti į kitus šaltinius, kurie būtent turi tokį turinį. Tai apibendrintant, tai kas iš tikrųjų veikia, tai veikia vėlgi tas labai sklandus, aiškus rašymas, atsakymas žmonėms į jų klausimus, kad tai nebūtų tiesiog tekstas vardan teksto su labai daug raktažodžių, bet tikrai naudingas turinys, patys tiesiog galite įsivertinti, ar jūs tiesiog skaitytumėte, ar jūs skaitytumėte jų nuodugnį, ar jūs rastumėte atsakymus, ar jūs galvotumėte, kad tai yra tikrai autoritetingas šaltinis, ar yra pagrindžianti informacija ir panašiai. Nu, čia iš principo tiesiog skaidžiu, bet geras, naudingas, patingimas turinys. Kas yra perparduodama, nes tikrai kartais būna tokių, aš matau visai dažnai rekomendacijų, kurios, iš principo, matoma, kad nelabai yra veikia ir fokusuotis į tai nelabai yra tikslo. Tai čia irgi šiek tiek techninis toksai dalykas, tai yra Scherm.org, tai yra struktūrizuoti duomenis, tai yra tiesiog, tu parodai apie ką yra vienas ar kitas, tu nurodai tiesiog, apie ką vienas ar kitas puslapis, ar tai yra, pavyzdžiui, produkto puslapis, renginio puslapis ir panašiai. Ir atseit, kad tai dirbtinis intelektas ima, bet iš principo tai nėra svarbu. Ilgi straipsniai, ir šiandien irgi gavau klausimų, tai ar ilgi straipsniai yra svarbu, tikrai ne, ženklų skaičius nėra svarbu, jeigu labai ten daug citavimų, kad ten parodyti atseit ekspertiškumą, tikrai nėra svarbu, jeigu tu gali trumpai ir aiškiai atsakyti į klausimą ir pateikti visą struktūruotą informaciją, to pakanka. Kitas dalykas, čia irgi buvo vienu metu labai populiaru, chunking optimizacija. Kas tai yra chunkingas? Chunkingas tai yra formatavimas specialiai tokiam dirbtiniam intelektui. Tai yra straipsnį, nedaryti tokio ilgo, ten paklodės, sakykime, tipo straipsnio, bet jį į mažus gabaliukus, pastraipas skaidyti, ten gal bullet pointus dėti ir taip toliau ir panašiai, nes atseit, kad dirbtinis intelektas jis neskaito viso teksto, bet jis ima gabalais. Kas nėra tiesa, dirbtinis intelektas skaito visą tekstą. Ir jisai tiesiog tada ima ir pasiema, tiesiog perskaito visą, bet pasiema tai, kas jam tik tai yra aktualu. Tai dėl to chunkingas yra iš tikrųjų perteklinis darbas ir jisai neduos kažkokio apčiuopiamo rezultato. Ir, kaip ir jums sakiau, vienkartinis patikrinimas. Tai vieną kartą įsivedžiau, gavau atsakymą ir priėmiau tai kaip duotybę. Tai, kaip ir sakau, tikrai tuo nereiktų pasikliauti. Tai kaip pasitikrinti savo pozicijas? Tai, nes greičiausiai tikriausiai norėsite pasitikrinti, kaip jūs mini ar cituoja, ar iš viso mini ar cituoja. Tai, sakau, dirbtiniam intelekte tikrai žmonės dažniausiai klausia per klausimus, ne tiesiog įsiveda raktinį žodį, kaip yra tuo pačiu Google atveju. Tai per kategoriją, tai tikrai labai dažnai žmonės klausia kažkas, kas yra geriausios įmonės, tenais jūsų, pavyzdžiui, srityje, tai geriausia, nežinau, buhalterinė įmonė Lietuvoje, geriausia buhalterinė įmonė Vilniuje, jeigu ten labai lokaliai norisi ir panašiai. Per problemą, ar kažkokia, jeigu yra, dažnai žmonės eina, žinot, kad eina per kažkokią problemos, per kažkokią sprendimo problemos, nežinau, kaip man ten rasti, nežinau, kaip man rasti gerą korepetitorių, kuris, nežinau, padės pasiruošti egzaminų ir taip toliau ir panašiai.
Per palyginimus, tai va tas pasakiau, kad žmonės nelabai mėgsta, bet tai yra tikrai žmonės labai mėgsta lyginti ir jeigu jie, pavyzdžiui, lygina keletą alternatyvų, tai jie tikrai visą mėgsta šito užduoti dirbtinio intelekto. Ir per rekomendacijas. Tiesiog, ką parekomenduotum ten smulkiam verslui, ką parekomenduotum tam ar anam ir panašiai. Tai visai, jeigu bandysite pasižiūrėti savo pozicijas arba apskritai kokia yra situacija rinkoje, tai daugiausiai klaustų per tai kategoriją, problemą, palyginimą ar rekomendaciją. Ir kaipgi reikia tada pasitikrinti savo pozicijas, tai apskritai tikrintis, ar esate minimi, ar iš viso esate minimi, nes kaip ir sakiau, jeigu būsite lyderis, tai, jūs minės ir minės tikrai ne kartą, jeigu ne, tai vadinasi ne. Kokioje pozicijoje esate sąraše, ar jūs esate minimi kaip pirmi, ar jūs esate kažkur tai minimi prie galo, tai irgi duoda supratimą, tai ar jūs šitoj temoje esate lyderiai. Ką tiksliai apie jūs sako, tai yra, tas sentimentas apie jūs, ar jūs kažkaip gerai atsiliepia, ar išskiria kažkokią jūsų savybę, kažkokią jūsų ten specifikaciją ar panašiai. Kokie konkurentai minimi, tai irgi duos gerą supratimą, tai kas yra labiausiai dabar šiai dienai matoma, tiek greičiausiai organiškai, tiek ir tam pačiam dirbtiniam intelekte. Kaip skiriasi atsakymai, tai yra, kaip ir sakau, tikrai rekomenduojama prasukti tam pačią užklausą tikrai ne kartą ir pasižiūrėti, ar labai skiriasi ar ne, nes būna tikrai, kad kai kurios užklausos, kiekvieną kartą gali gauti labai skirtingus atsakymus, bet kitą kartą ganėtinai, plius minus bus panašus. Ir dar kaip skiriasi skirtingose sistemose, tai aš turiu menį, galit paklausti Google Overview, galit paklausti ChatGPT, galit paklausti Perplexity ir tiesiog pasižiūrėti, ar labai skiriasi, ar visgi tai yra labai panašu. Ir ar atsakymai nuoseklūs, tai norėjo, kaip ir sakiau, kartojasi ar ne. Tai ką aš rekomenduoju daryti dabar, nes atrodo, gal reikia daryti daug ir visko. Bet sakyčiau, tokie yra 5 pagrindiniai punktai, tai visų pirma tiesiog pasitikrinti, ir tai, kaip sakau, yra ganėtinai paprasta, ar jūsų svetainė yra blokuojami robotai ar ne. Jeigu yra, tai, sakau, sutvarkymas tikrai yra ganėtinai paprastas. Pasitikrinti savo pozicijas paieškoje ir tikrai rekomendacija yra tą pačią užklausą užduoti tiesiog ne kartą, ne 2 ir ne 3, pasitikrinti per skirtingus LLM-us ir per tą patį Google Overview, patikrinti šaltinius. Ir čia yra labai irgi svarbus dalykas, apie kurį gal ne tiek daug minėjau, bet dirbant su LLM-ais tikrai tai yra labai svarbu. Tai reikia suprasti, iš kokių šaltinių dirbtinis intelektas ima informaciją, kai cituoja, kai tiesiog pateikia atsakymus. Ir tada pabandyti patekti, jeigu yra įmanoma, į tuos šaltinius. Ir tie šaltiniai nėra tokio irgi vieno atsakymo, iš kur ta informacija yra imama. Nes, pavyzdžiui, keletą galiu pateikti mūsų pavyzdžių klientų. Tai, pavyzdžiui, mes vienam klientui pamatėm, kad labai nemažai informacijos yra imama iš skelbimų svetainių. Pavyzdžiui, Skelbiu.lt ir panašiai. Tai ką mes darėme, mes tiesiog kūrėme jų skelbimus arba optimizavome jų skelbimus, kad tiesiog jie būtų pagal gerus kokybiškus skelbimus atrandami Skelbiu.lt. Kitam klientui mes pamatėme, kad labai daug informacijos yra imama iš portalų. Delfi 15 minučių ir taip toliau. Tai ką reiškia? Tai reiškia, kad tu iš principo turi kurti PR-inius straipsnius arba šiaip kažkokius informacinius straipsnius ir dėti juos į portalus, nes toj temoj dirbtinis intelektas ima informaciją iš portalų. Kitam klientui mes padarėme analizę ir pamatėm, kad informacija imama grinai tiesiog iš konkurentų svetainių. Ką tai reiškia, kad
specifiškai gal kažko ar nelabai reikia daryti, reikia tiesiog dirbti su SEO, kad tavo svetainė organiškai būtų matoma pirmose vietose. Tai mes tiesiog dirbame su SEO, net su į dirbtinį intelektą labai nesufokusuoja. Tai reikia pažiūrėti, kai tu prastukino tiesiog tos duodi užklausas, reikia pasižiūrėti ne tik tai, ką atsako, ką mini, bet kokius šaltinius naudoja ir tiesiog susirinkti tą informaciją, kokiegi šaltiniai yra naudojami. Ir žinoma, peržiūrėti, kurti turinį, tai yra pasižiūrėti, ar jūs esate minimi, nes ir labai dar irgi rekomenduoju visą laiką paimti skirtingas užklausas ir pasižiūrėti, nes jas irgi, pavyzdžiui, labai matome, pavyzdžiui, kad klientas yra minimas pagal vieną užklausą, pavyzdžiui, nuo vienas tokia komercija, kurie turi labai daug skirtingų produktų, mes pamatėm, kad jie yra minimi pagal vieną konkretų produktą, o visi kiti produktai visiškai yra neminimi ir kai yra užklausa apie tos produktus, tiesiog yra konkurentai, jie nėra. Tai vadinasi, kad tiesiog trūksta informacijos, nėra turinio gero, kokybiško, kuris yra susijęs su tais produktais. Tai ką mes dabar darome, mes tiesiog kūrėme turinio, daug susijusio turinio, būtent apie tuos produktus, kurie nėra minimi. Ir kaip jau sakiau, pastovus auditavimas tikrai labai svarbu. Nuolatos, periodiškai, jeigu pradėjote dirbti su tuo, su turiniu, šaltiniais ir panašiai, tiesiog audituotis. Tai ar kyla, ar jūsų minėjimų daugėja, ar jūsų absentimentas jūsų keičiasi, nesikeičia ir panašiai. Ir pagal tai tiesiog vertinti ir priimti tai, ką galima daryti toliau. Tai iš principo tiek ir norėjau papasakoti. Kas buvot ir kas išklausėt iki galo, ir tai turiu tokį bonusą, jeigu įdomu, jeigu norite prasiaudituoti savo prekinį ženklą, įmonę ir panašiai, tai mes tokią auditą, apie ką aš minėjau, galim atlikti, galime pasižiūrėti, galim tiesiog, ar jūs esate minimi, kiek jūs esate minimi, kokie konkurentai yra minimi, kokie yra šaltiniai naudojami, tai galite parašyti man elektroniniu paštu arba LinkedIn ir tokią mini analizę galėsiu jums padaryti. Taip, tai ačiū Marija. Dar kol žmonės galvoja apie klausimus, aš tik noriu priminti, nes matau, kad visai nemažai ir mūsų narių yra apie sekančius renginius. Tai mes turėsim neformalų susitikimą Vilniuje ketvirtadienį, penktadienį Kaune turėsim susitikimą su kitų studentais dėl praktiko. Taip pat turėsim bendrus pietus su Lima birželio 2 dieną. Kaip tik Marija yra iniciatorė šitų pietų. Birželio 3 dieną turėsim eksporto bendruomenės renginį su Aivaru Bakanu. Tai tų renginių iš tiesų yra nemažai, o kas dar nėra spėję prisijungti prie asociacijos, tai kviečiu prisijungti. Mes turim ne tik tai renginius, bet ir stiprią pardavėjų bendruomenę, prie kurios turite iš tiesų specialų pasiūlymą iki gegužės 31, jeigu prisijungsit kaip fizinis narys. Tai paliksiu visą informaciją komentare, o dabar ar turit klausimų? Tai jeigu mes neturim klausimų, tada prašysiu Mariją, gal galėsi atsakyti, nes aš tikiu, kad kai žmonės pradės eiti tuos 5 žingsnius, tada gali iškilti labai daug klausimų. Tai gal tada galim sutarti, kad tau tiesiogiai gali parašyti ir tu jiems atsakytum. Taip, tai tikrai sakiau, galima kontaktai, sakau, video aš tam padarėjai, tai kontaktus turite, tai tikrai drąsiai rašykite, tikrai galiu tiesiog pakonsultuoti, nereikia pasirašyti su mumis darbo sutarties, kad čia mes pradėsim dirbti, tiesiog tikrai drąsiai galite užduoti klausimą, nes ir pati, ką matau iš susitikimų su klientais, kad tikrai yra daug labai skirtingos informacijos, žmonės būna pasimetę, tai ar daryti, ar rašyti tiesiog ilgus tekstus, ar kurti daug skirtingo turinio ir taip toliau ir panašiai, tai tikrai galit parašyti ir galim pasidalinti tiesiog patirtimi, kas manau, kad mums veikia ir panašiai. Šaunu, Marija, tai ačiū labai. Man atrodo, dabar žmonės ką turėtų padaryti, tai sekantis žingsnis pasekti tave LinkedIn. Ir tada vėliau, jeigu yra poreikis, parašyti tau. Taip, nes LinkedIn irgi kartais tikrai mėgstu, kadangi sakau, tikrai tų nemažai straipsnių skaitau, tai ką randu įdomaus irgi pasidalinu.
Taip. Tai ačiū tau, ačiū tada dalyviams, mes turėsim įrašą, tai jeigu kažką dar norėsit pasižiūrėti, atsisukti, tai tikrai drąsiai tai galėsit padaryti. Tai rytoj pasidalinsim įrašu su visais, kurie užsiregistravo. Ačiū ir iki. Iki.